Evacuation, guys, evacuation, faster, faster, we need to make it alive. Nu ką, 9 ryto. Pažiūrėjau, aš mokėjau 2 PM. Arčiau ekraną klauskit bilieto. Gerai, pirmas kasekas kelionės, atvariau pasiimti lagaminų, o apšė Lietuvos iš Kauno nėra nei vieno šito diržo, kuris bagažą suvežė. Ble, nu čia irgi nerašo niekur Kaunas. Aš tai iš Kauno atlikiau, alio hebra. Kur mano kuprinė, atiduokit. Kokia durna čia sistema. Turi jau full išeiti iš oro uosto, jau čia laukas ir tada pareiti atgal, kad pasiimti kupaką. Ženklai sudėti, kad negalima čia eiti. Bet man reikia eiti, čia mano kupakas yra už sienos. Check on the screen, maybe 2 or 1, Okay, thank you, gracias. Pirmas ispaniškas žodis pasakytas. Let's go. Nedingo mano draugas. Bet jau pagyvenęs tas kupakas mano. Opa, faina, jums labai linksma. Man irgi taip linksma, tik aš vienas. Bet vienam linksma, nebūna kartais. Nu ką, žodžiu, tema tokia. Kur aš čia dabar? Kas atspėjo, tie maladėts, o kas neatspėjo, nu, nebaisiai maladėts. Atlikiau Ispaniją ir ateinančius pusę metų gyvensiu Ispanijoje. Normaliai, prieš savaitę grįžau iš Tailando, savaitėlę pabuvau Lietuvoj, pašalau biškį, nu ir viskas, dabar pusę metų į Ispaniją išlėkiu. Nu išlėkiu tai ne šiaip šūdama, studijuot, žinot, vis tiek. Studijuot, jo. Gerai, karočią. Toj, pašnekėsim biškai daugiau, dabar man reikia suderinti autobusą kažkaip, kaip atsirasti man ten, kur reikia atsirasti. Ir tada papasakosiu jums daugiau dalykėlių visokių. O dabar, ką aš jums galiu pasakyti dabar tai tik 6-7 galiu pasakyti. Gerai, dabar lengva pamokėlė, ką išeinančio oro uosto ir žinot, ką daryti. Reikia kažkaip nusipirkti tiketą, ką daryti. Jungi kolegą ChatGPT. Hey, what's up, bro? I just got off the airport in Barajas Airport in Madrid. I need to buy bus tickets for 20 tickets to get to Pamplona, Spain. What should I do? Can I do somewhere here in the airport or do I need to go somewhere? It's just where to go. Yo, welcome to Madrid, sako man. GPT sakė, reikia autobusą šokti. Kur jis veža? Šiaip tai pizė kokį dydžio čia oro uostas. Su autobusu tom, kokį pusę valandos važiavau aplinkui į 4 terminalą. Vis dar ieškau, kur reikia nusipirkti tiketą. Nerandu nieko. Radau tiketo aparatą. Davai, kad būtų tiketas. Nu, aš jaunimėlis esu. O tu suiksti kūro 15. Hello, sorry. Is there any tickets left today to Pamplona at 12:15? Sold out, yeah? Ne, nu bazaras, sold outas. 15, vienintelis variantas važiuoti. O dabar 11. Nu, 4 valandas. O šiandien toks planas buvo. Nu ką, karočiui, pakritau kažkur čia kavinukę tokią. Sėdžiu, editinu videką, jau pyksta manis hebra, kada videkas, viskas, sėdžiu, editinu. Videkas greitai. Hola, yo quiero pepperoni y Sprite. Ok, va. Sprite la puedes comer, ¿vale? English? Yeah. Nu gerai, neslėpsiu, pirmas užsakymas buvo pasiduchinimas biški. Nu bet ką, picieną tai turiu ir Sprituką turiu. Tai tipo, pasiduchinau, bet viską užsakiau. Nieko, pirmas užsakymas. Padarysiu tą paskutinį užsakymą prieš važiuojančius Ispanijos pusės metų. Tai apšė aš ne apie to kasininkų šeimą sušnekėsiu, apie jo hobius, viską nesubazarinsiu. Man tik laiko įsivažiuoti reikės. Nu ką, ble, visą dieną tampiaus patojobnutą Ispaniją, o pagaliau atvažiavau į savo kaimą, kuriam gyvensiu. Vapšė iš tikrųjų neįsivaizduoju, kas čia per miestas. Tik žinau, kad čia nusigauti yra baisiai sunku. Reikia skristi į Madridą ir tada iš Madrido su persėdimu važiuoti su autobusu. Susitikimas labai gaidys. Kaimas šiaip 900 štukų gyventojų. Tai tipo kaip ir nėra mažas. Karočią, jau esu biškų šiandieną visą dieną tampytis čia. Bet dabar dar reikia nulėkti į hatelę, kur gyvensiu. Eiti 15 minučių. Nu tai ką, žinau, varau biškį, apsižiūriu, apsiuostau, kur aš čia atsidūręs esu. Ir kai nulėktų jau į hatą, padarysim tokį lengvą. Mano expectation šitą pusmečio. Čia tipų Ispanijoje latinos turi būti, merginos kokios. Kol kas kiek čia per miestą jau. Tokios pačios kaliausytės kaip ir Lietuvoje visos. Nieko blatno. Nu bet dar bus laiko, gal pakeis mano nuomonę. Hola. Opa. Viskas, pasirašiau dokumentus, nuvarom pažiūrėti, ką čia gero. Opa, jau matau, no shame ir alus. Man patinka šitas vakarėlis.
Vapšė, kur aš čia gyvensiu, neįsivaizduoju. Kažkokie čia tokie šūdai. Nu ką, hatos turas. Opa. Nu, valio šviesa. Neduos. Nu, neduos, tai neduos. Wow, nu koks kambarys. O, nes trekšin čia buvo, net ne fake. Oh my god. Nu ką, žinau, nu kamurkė, ką čia komentuot. Kamurkė, bet man nieko daug nereikia. Ką, žinau, ką čia turim. Turim spintą, turim stalą, lovą, teliką, veidrodį. Nu viso, ko daugiau reikia. Let's go, pagaliau atvariau, visą dieną važiavau. Nu bet gerai, ką, viskas. Ispanija, laikykis. Baisiai myš noriu. Laikykis, net numyšiu baisiai. Nu, alio, blė, Ispanija, what the fuck, kas čia per oras? Nu gerai, dabar užėjau į supermarketą ir pamačiau tokį šiek tiek įdomų dalyką. Kiek kainuoja vanduo? 8 centų, euras pem, euras kem. Einam į kitą skyrių. Ką vynelis kainuoja? Nu va, litriukas. Euras 20, euras. Čia gali paimti 5 litrų bankę už 8 eurus 8. Oik tu, žiūrėkit. Euras, tram už bombalį. Aš šiaip turiu tokią idėją daryti videką. Tik nežinau dar kiek laiko, arba kokias 3 dienas, arba savaitę, tiesiog vietoj vandens full vyną geriu. Ką man įdomus videkas būtų, jeigu jo, parašykit komentarus. Aš jau buvau pamiršęs, ką reiškia šopintis, nepatinka man. Pripratau Tailandę, kad noriu valgyti užsakai maistą ir viskas. Čia pirkti, ir po to gamint, po to indus plaut, na. Nu ką, labs ryts, turim 8:30 ryto ir varau pirmą dieną Unikę. Kaip faina! Vapšė neįsivaizduoju šiandieną. Kokios paskaitos, ar jos yra vapšė, kelintą man valandą būti Unika. Pašnekėjau su GPT, kada maždaug reikėtų eiti, jeigu neįsivaizduoju, kada eiti. Pasakė, tai varau ir bandysiu išsiaiškinti, ar šiandien vyksta paskaitos, ar nevyksta tvarkaraštį gauti. Žodžiu, dabar tokį lengvą tikslų išsikelimą šitam ateinančią pusmečiui, nes praeitą pusmetį gyvenau Tailande, Bankoke ir prieš išvažiuojant irgi taip pat išsikėliau ir labai faina po to po pusmečio pažiūrėti, ar pavyksta išsikelti savo tikslus įvykdyti ar nepavyksta. Tai Instagrame dabar turiu 2975 followeriukų ir iki išvažiavimo už pusės metų tikslas būtų, nu, 5 štukos, sakyčiau logiškai būtų, ne visai. TikTok'e turim 6 štukos, 466. Tikslas toksai būtų, sakyčiau, 10 štukų. Nu čia vapšė irgi atrodo TikTok'e, tai čia 2 geresnį videką ir viskas yra tas 10 štukų. Nu, su YouTube'u situacija yra šiek tiek sunkiausia. Dabar YouTube'ai turiu 1679 followeriukų. Nu tipo, iki išvažiavimo už pusės metų norėčiau, kad būtų minimum 3 štukos, o optimistišku atveju 5 štukos. Ar šitas pavyks tas dalykas? Nežinau, čia realiai tai nuo jūsų priklauso. Jeigu dabar žiūri šitą video, nu matai potencialą kažkokį pirmą kartą įsijungęs, paspaus davai subą. O jeigu nematai potencialo, tada paspausk subą, kai jau baisiai užpis, ansubinsi tiesiog tokią temą. Davai. Ačiū, Hibrita. O dabar varau į Uniką. Vieną dieną Ispanijoje, yo hablo español, no problem. Me gusta pan, me gusta hamburguesa y pizza. Como estas, vamos, Jeigu šiaip norit prisidėti man augti ir, nu, būti šiaip faini žmonės, žinot, tai galite mane pasiekti visur Domas. Kur tik pagalvosi, ten Domas vadinuosi. Nueini, paspaudys follow, subscribe ir viskas, realiai tiek tai reikia. O tie, kas paspaudžia, tai jie tokio gerumo žmonės yra. Opa, nu ką, Unikas atrodo taip, nu ką žinau, didelė dėžė tiesiog nieko ypatingo. Tik matau prikolas, kad čia kaip autobusų stotės, stotelių kokį 10, tiesiog kieme Uniko. Let's go! Varo mokintis Espanol, bageti, pizza, spageti. Nu ką, karočią, situacija tokia, viską užsipildžiau, 3 valandas dėliau tvarkaraštį, kad būtų kuo lengvesnis tvarkaraštis, kad tiesiog būtų kuo labiau suspaustos paskaitos. Tai dabar suderinau, mano visos paskaitos bus pirmadienį, antradienį, trečiadienį. Tai realiai 3 dienas per savaitę ir likusią visą savaitę laisvą. Tai kaip ir faina, dar gavau dovanų džempą. Toks biški pink, biški gal netgi per daug pink. Norėjau, kad būtų tiesiog pink, o dabar super pink davė. Eiktų, na, kaip čia šalta, šiaip iš tikrųjų, vapšė Ispanija, vapšė ne Ispanija. Turėtų čia saulė šviesti, ką, ledus valgom, palmės auga. Tema? Ar ne tema bus? Gal normaliai visai? Ne, gal visai tema. Nu ką, varom į įsikūrimo vakarėlį. Kaulivingo įsikūrimo vakarėlis. Nu ką, įsikūrėm, ne? Nu čia taip kažką biškį Hibrita. Čia stalo tenisą plakam. Vakarėlis.
Turim stalą, bet neturim tų pagalių. Fulivingų parduotuvė. Nu jo, čia ką žinau, tipo. Čia dainuosim vakare. Einam pažiūrėt, kol visi vakarėlėje, kai jis džymė hardworkina. Opa, džymą turi. Opa. Nu gerai, toks tai džymas, tokį hebra. Eik tu čia, kai atšils, kokia bus vietelė. To iš šviesos maudą palai jungsiu. Opa, nu persijungia, jaučias turbūt skirtumas. Dar prie džymos skalbyklą turim iš karto. Importante. Siempre al usar la secadora obligatorio. Nu dabar dar nesuprantu, kas čia parašyta. Bet aš suprasiu, pamatysit. Nu karo, čia varom toliau į vakarėlį, nes čia man jau liūdnu davė. Pasikūrimas yra, bet man jau amžius nebe tas. Slip. Primeskit, sutikau bičą, vardas. Opa. Biški dabar jau nejauku pasidarė, kai šnekėjau ir atėjo. Sugadino bairį, pasakysiu, kai išlips. Ramai važiavau ir atėjo kažkoks šigadinama bairius. Primeskit, sutikau Giovanni šiandieną. Bičas, sako. Hello, my name Giovanni. Giovanni ranką spaudžiu šiandien. Nu ir ką, viskas, grįžom namo. Varom miegot. Nu ką, labas vakaras, komanda Brendiorai. Kur lekiam? Lekiam į miestą. Nusimato šiandien kažkoks Erasmuso Hebros vakarėlis. Nu varom pažiūrėti, kas ten bus. Gal linksma. Nu bet tipo, daug Hebros esam. Ir viskas, ir ten muzonas taško. Kol kas atrodo labai liūdna. Trevis sakė, nori būti video. Let's go. The best part in the world here. Yeah, for real. Trust me, you have to trust me. Merginos sakė irgi nori būti ant kameros. Okay. Hello! Welcome to the rave! That's it? Reik varyt padainuot, alio. Čia visi dainuoja, aš irgi noriu. Gerai, tema tokia. Bele kokia tenais eilė buvo tam klubaskė, taip ir likom nepadainavę. Nu, bet toks gyvenimas, ką padarysi? Si? Mes einam tiesiog ir šnekam ispaniškai, mokinamės šnekėti. Abudu nemokam, bet abudu šnekam. Ei, vakarėlis, Hebra. Bet man čia copyrightas pareina. Negaliu filmuoti. Viskas, užtenka vakarėlintis, turim 2:40 ir lekiam namučio. Dar greit ekskursiją pravedu. Čia yra pagrindinė miesto vartai, ar aikštė, ar namas. Nu, karoči, pagrindinis miesto kažkas. Lankiamiausias objektas Pamplonas. Tokiam kaime gyvenu, primetat. Klubas neblogas, bet... Nu kas iš to klubo, ką, muzonas taško ir viso, sėdė tipo šokį. Bet kokią 12 valandą būčiau nuėjęs miegoti, nieko būčiau nepraradęs. Jeigu jūs eina kiekvieną savaitgalį šiaip į klubus, nu, tai atsilupę esat žmonės, alio, biški, mąstykit, ką darot su gyvenimu. Nu jau šitam bachūrui tai laba naktis. Nu ką, grįžau namučio, varom miegučio. O kaip čia surimavau, ne? Pizdėts, Maironis. Buenas noches. Sėdžiu, aš editinu tą videką. Nu ir pasakysiu, žinokit, baisiai nėra motivacija editinti video, taip nemėgstu, jau taip atsivodo. Blogiausias dalykas būti content creatoriu, tai editinti videkus. Nu ką, labas rytas komanda, dabar turim 7 ryto ir lekiam į kažkokį tai tripą, apšė vakar vakarė tiesiog pasiderinau. Karočią, kažkas turėtų būti faina, nežinau. Einam čia su kolega ir, nu ir tikimės, kad bus faina kelionė, nežinau. Orelis kaip visada nelepina. Kaip sakoma, Orelis gaidys, bet nuotaikytė. Zašai. Buenos dias. Praleido. Face controlas. Čia 2 aukštų. Pirmą pertraukėlę sustojom. 5 euriukai. Paims? Opa, paėmė 5 eurus. Nu ką, 9 ryto rytinį zlotą prasukti greitą. Nu, pavyks kažką, nieko nevyksta. Tai tiesiog kavinį kažkur pakryte. So I lost 5 euros. Nice. I was filming for 3 minutes. Let's put another 5 euros there, yeah. You need to put in more, you know, like 20, 30 euros, then you have chance to win. More than 80% of viewers aren't subscribing, so it's time for you to subscribe to the channel and check out all of the videos. Thank you! Ir tiems, kurie nesupranta angliškai. YouTube channel ကို subscribe လုပ်ရသေးဆိုရင် like and follow လုပ်ပြီးတော့ subscribe လုပ်သွားပေးပါနော်
Gerai, dabar esam pačioj Ispanijos šiaurėje. Kokį 20 km nuo Prancūzijos sienos. Ir atlikėm dabar kažkokią vietelę, kur turėtų būti bombinė. Nu tai pažiūrėsim, čia bombinė ar ne bombinė. Nu gerai, tas patukas. Nu tai taip, šiaip visai gražiai atrodo. Mes pagal viską ten turėsime eiti kažkur. Nežinau, kaip mes ten atsirasim. Tai čia dar mūsų žmonių grupė belia kokia didelė, tai mes čia labai lėtai judam. Čia turim, žodžiu, ispaną draugą per vidurį. Ir tiesiog dabar einam ir šnekamės ispaniškai ir mokinamės šnekėti. Nu, kol kas filinu, kad nuo to, kol atvariau į čia, mano ispanų pagerėjo. Esu jau 4 dienas, sakyčiau, 2 kartus tikrai. Nu, tai manau, tie 5 mėnesiai pralaužta ispanų laisvai bazarinsiu. Aš kiekvieną dieną po pamoką turiu privačią. Opa, koks vaizdelis. Reikia nuotrauką padaryti Instagramą. Nu gerai, vaizdelis čia biški toksai yra, tikrai neslėpkim. Blemba, čia pasakysiu, žinokit, yra labai keista filminti, kai aplinkui supranti, kad žmonės yra tokie, nors taip nenoriu stumtintas iečių, nu bet čia žmonės yra ne autistukai. Aš kaip ir tautos ežės šalyse, kol keliavau, kad nu tu eini su tą kamerą šneki ir visi žmonės tokie žiūri. What is this? Tai čia taip nėra, čia visi ateina ir visi jau mato ir supranta, kad tu tipo video darai. Tai nėra taip jauku prie visų šnekėti ir filmuoti. Jeigu dabar video kokybė biški netobula, tai jinai patobulės dar, nesiparinkit. Net nesunku. Alio, vėjukas, ble. Aš važiavau į Ispaniją. Aš čia tikėjaus saulės, palmių. O čia, ble, orelis. Sustriukia, reikia vaikščiot. No me gusta. Nu gerai, spotas šitas gražus, bet man trūko veiksmo. Vertinu spotą 80. Quanto numero tu rate este location? Okay. Minus the stairs and the wind like 8.5. Quanto numero rate este location? ¿Cuánto el número? 7, 8. Ispanas nesprato mano ispaniško klausimo. Pasimokintėm, čia dar reikėtų biškinė ispanų, kažkoks tai ispanas, ne ispaniškas. Užtenka šitos vietos, varam kitą vietą. A ne? Gerai, atlikėm į Bilbao miestą. Tai didžiausias miestas visam šiaurės Ispanijai čia, kur esam. Ir lyja čia realiai vos ne visus metus. Kažkuriais metais buvo, kad lyja iš 300 šiam dienų 209. Galimai, labai galimai. Dabar varam pavalgyti kažkokią tai tradicinį ispanišką maistą. Sakė, nuvesti labai gerą vietą. Šiaip tai čia miestas, nu tipo, gražu, ką žinau, bet miestas kaip miestas. Biškinis šygma ant tų miestų, bet mano draugelis tai labai gikas. Jam architektūra, wow, sakė, pats geriausias dalykas yra. Kad tu žinot istoriją pastato. Širdelę glosto. Or ticket. Because you Jis į mane einam, jis man tiek pasakoja apie tas architektūras. Nu man nėra, man baisiai įdomu, bet tipo, nu gerai, aš paklausau, tipo, visai faina sužinoti. Bet galvoju, ant kiek būtų neįdomu būti content creatorių, jeigu aš tokį content daryčiau, kad čia einu tipo, ir pasakoju apie architektūrą. Šiaip čia toks bičas, su kuriuom dabar einu, su kuriuom, jeigu būčiau mokykloj, nu ten kokie 7-8 klasėse, nedraugaučiau su juom. This is the typical place to take tapas. Atėjom tapas pavalgyti. Ne tapkės, o tapas. Žiūrim, kur čia atsivedė mumis. Nu gerai, sakė, kad pavalgyti ateisim čia pigiai. Kaip matau, apšie čia nebus pigiai. Pigiausia, ką matau, 2 pem vienas šūdas. Aha. Nu ką, pasiėmiau savo pietukus. Nu už 10 eurų 4 šūdai tikrai liūdnai atrodo, neslėpsiu. Čia buriekas, burgeris, duona su kumpiu ir crispy chicken. 10 eurų už 4 šūdus. Nu bet gerai, vienintelį kartą dar valgysiu, daugiau ir nebevalgysiu šitos nesąmonės ispaniškos. Šiaip vynelio būtų gerai prie jo paimti, kaip... Bet ne, biudžetas negaliu suleisti. Pirmą ragaujam daugiausiai man vilčių kelianti. Kumpis ir batonas. Gerai, pirmam batonui su kumpiu duodu 6,10, o dabar čia buriekas. 7,10. Nu ką, burgerosas, tokį burgerį matė jūs tokio rimtumo? Burgeris skanus 80, galėtų būti kokius 5 kartų didesnis. Ir šitam expectationai didžiausiai sukelti kol kas vištą ant batono. Pažiūrėjau, ką aš mokėjau 2 pem, tiesiog bulka uždėta ir viskas. Ir net ne šiandien kepta. 7,10 kokį sakyčiau, uždarau rubriką, ispanų tradicinio maisto, nebevalgysiu. Gerai, tema tokia. Draugelis man išlėkė į muziejų, sako, noriu pasižiūrėti biškį muziejų. Nu, man tai muziejus biškį netraukia kažkaip, tai aš varau savo kitos chebros ieškoti.
Opa, atėjo palinksmin biški bahūras. Nu, biški duos kontento gal. Gražiai groja, gražiai. Turim čia ir juodžių biški, pardavinėja tos savo šalikus. Pagemblino ryte, dabar iššovė šaliką. Gerai, dabar užtenka čia tų nesąmonių, šūdo malimų šitą miestę. Varom pasiklausyti ekskursijos, gidas praves. Gidas tai čia mūsų draugelis, su kuriuom ką tik aliuką geriam. Gidas prieš ekskursiją 3 aliukus padarė ramiausiai. Nu, bet tipo, pastas tai gražus, ne? Kiek vertinat pastą? Aš tai vertinu 6 iš 10. Gidas šitas fainas gražus. Gidui vertinu 9 iš 10. Tiem, kas mėgsta fainus mielus gyvūniukus, dabar kadriukas fainas už 3, 2, 1. Toks variukas. Nu, fainas, tipo, ką žinau. Ką čia ir pakomentuot. O pa 6 kiaušinukai viduj, kaip ir pas mane kelnėse. Oi, let's go smoke. Varom pasmaukyt. Kus čia padaryta, prikolas toks. Ai, aš galvau, čia giliai bus, čia jau vanduo matosi. Nu gerai, gal ir nėra taip mandrai. Nu, bet tipo, vis tiek fainai atrodo šiaip visai. Išeis parūkyti? Nu, gal nelabai. Nu, žiūrėkit, Sidnėjus, Australija. O man sakė, geografijos mokytojai, kad nieko nepasieksiu. Nu ką, viskas, užtenka šiandien keliavimo. Šokame autobusą ir atgal varome savo Pamploną. Nu ką, viskas, baigėsi mūsų vakarėlis, paleidom mumis, lekiam namučio. Tripas šiandien šiaip fainas visai. Aš vertinu kokį, sakyčiau, 8, man tai labai patiko. Kiek tu vertini tripą šiandienos? 8,5. Viskas kaip ryte, labanakt, o video pratęsiu turbūt kaip šiksiu mišių arba valgyti darysiu. Nu ką, nubausti ar nenubausti, pažiūrėkit, kaip bijo vaikis. Į centriuką gražiai vienas. Labas rytas, komanda. Šiandien turime tinklinio varžybas, susidėjau aprangą ir varom žaisti tinklinį. Tinklinės neprofesionalų žaidėjas, prisipažinsiu, žaisdavau tik tais mokykloje per kūno kultūrą, bet 9% pamokų skipindavau. Tai žaidėjas iš manęs, kaip sakant, nekoks. Ir žinokit, neįsivaizduoju iš tikrųjų, ar čia yra įdomus kontentas ar neįdomus, bet gyvenam tam, kad sužinot, ne? Tai pasižiūrėsim. Gerai, montuojam POV. Nu ir varom čia kažką derinti. Nu beveik. Moteris. Nenoriu taip sakyti, nu bet tokia tiesa. Come on, more like this, guys. Come on. Moteris. Vo. Nu gerai, aš irgi gal pats ne pats geriausias žaidėjas. Gaidelis toks irgi sakyčiau. Let's go. Let's go. Muši moterim ir viskas, laimės žaidimą. Why are you circling to the first bitch? Why? Like 4 in a row all the time. No, it's just automatically, going to that side. Muši moterim ir viskas, laimės žaidimą. 6-7. What's up, subscribers? Make sure to subscribe, hit the like and fuck this guy. O, not very nice. Reikia evakuotis, pradėjo cypti. Varam greičiau iš čia. Gaisras vyksta. Evacuation, guys, evacuation. Faster, we need to make it alive. Faster. What the fuck, kas čia vyksta? Evakuacija. Nu ką, viskas, evakuacija padaryta. Grįžom gyvi sveiki. Šiandieną tinklinukas baigtas. Spėju, kad ir videkas jau baigtas. Ačiū, kad žiūrėjot, pasiekit mane Instagrame. Domas. Paspauskit laiką, subscribe, share, komentarą parašykit. Komentarą parašykit kokį... And don't forget pizza. Yeah, of course. Ir parašykit komentaruose, kokį challenge turėčiau padaryti. Ar kažką tiesiog ispaniką norėtumėt, kad nuveikčiau. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki. Carol.